Instagram'e paprašiau, kad užduotumėte man klausimų, užduočių arba tiesiog parašytumėt beleką ir mano mama parašė belekas. Šį kartą susilaukiau beveik 1300 klausimų užduočių, tai pradedam. Pabalado kaimynams ir bėk part 2. Iškart nuo tokio pradedam, jo? Nuvažiuojam. Reikia dabar bandyti kitiem kaimynam padaryti šitą baidį. Kadangi tie kiti, tai nelabai galiu pamatyti dabar pro akutę, ar vyksta kažkas ar ne. Turi kokią dream kelionę. Taip, norėčiau nuvažiuoti į Japoniją. Pasikarstyk medį arba sudaužyk lėkštę. Nu jau sudaužė dėjimą. Kažką. Ką sudaužė? Mini Cooperį. Gerai, bus sudaužytas Mini Cooperis vietoje lėkštės. Pažaisiu Deimante tortilijos žaidimą. Дебиля вообще. Man zvimbia ausį. Tai kad tu man skaužiai, tai aš tau už 2 kartus. Man ausis kaip po flashbango. Padaryk prank call Rokui. Kaip galim paprankinti jį? Halio. Tau reikia šaldytuvo? Ką? Reikia šaldytuvo. Kokio šaldytuvo? Tiesiog paprasta. Mažo tipo? Ne, normalus. Ar man reikia? Jo. Aš nepagaunu tavęs. Nu tai reikia ar ne? Kaip supras man, ar man reikia šinu reikia? Reikia? Reikia. Nu tai atvežu tada, bet turėsi užsinešti viršų. Bet aš nenamie dabar. O kur? Auklėte. O kam tau šaldytuvas? Kodėl ne, jeigu duodi tai jamu? O tu lietuviškai gali dabar sakyti man viską. Reikia šaldytuvo, klausiu. Kokio šaldytuvo, kas tau yra? A, girdi? Ar... Kažkaip per prankį tavo. Kažkaip per pievas, kad rūkėjai. Šaldytuvo. Tai nereikia? Reikia. O Samsungo? Ne. Kokio? Nu, ką žinau, koks ten brandas. Kas tu yra, tu man paaiškiai. Tai reikia šaldytuvo? Nu taip, nu. O kam? Nu tai, kad maisto produktus dėt. O tai tu neturi? Nu turiu, bet tai gal prastumsiu. Gal geresnis, o gal su dispenseriu čia pas tave. Be. Nu karočią, davai. Davai. Nepaja. Nuvažiuok pas Roką ir duok jam snickersą ir sakyk, čia nuo Kazio. Davai, važiuojam. Rokui paėmiau extra long. Atvežai šaldytuvo. Ką? Šaldytuvo atvežai. Va, čia tau nuo Kazio. Kur Kazio? Kas tai klausiai šiandien? Tu man paaiškink geriau. Čia nuo Kazio tau. Tai ačiū tada. Kaziai perduok linką. Ar tu filmuosi dar geimų žaidimų? Kalbant apie geimus žaidimus, noriu jums parodyti žaidimą Matchmasters. Matchmasters tai vienintelis PvP Match 3 žaidimas, kurį gali gyvai žaisti prieš kitus realius žmonės visame pasaulyje arba tarpusavėje su savo draugais. Tai dabar kaip tik su Deimu sužaisim vieną mačą. Kas pralaimės, tas eis į dušą su rūbais. Ok, su Deimante žaisim dabar vieną Matchmasters mačą, kas pralašė, tas eina į dušą su rūbais. Ką? Ką? Aišku, kadangi turiu unlockinės Diamond boosterių, tai pasirinksiu savo. Ne, nu aš neįsiu, aš ką tik iš dušo. Gerai, aš pasirinksiu Diamond boosterį žaibą ir pasirinksiu savo boosterį. Aš neturiu boosterių. Turi vieną.
Ok. Dabar reikia čia skirsti tuos. Mano eilė dabar. Raudona. Tipo, čia neatskirai. Geltona. Ne. Ir tada žalia. Bum. Kiek tu, man eina laikas? Taip, taip. O dieve. 6 taškai. Aš nenoriu dušo. Gerai, mėlynas. Ką daryti? Violetinis. Baig. Ir tavo eilė. Nematau nei vieno. Šiaip jau reikėtų... O, matėjai? Oi, tu duom 6 taškus jau turi. Fuck, geltonas. Bala, nu baig. Tu čytini. Plaktuką naudoju. Iš kur tu turi plaktuką? Visi turi plaktuką. Bum. Turi boosterį, naudok boosterį. Kodėl aš dar boosterio neturiu? What the hell? Visai neblogai sekasi. 5 taškų jau. Taip, geltonas. Tada bounties, tada violetinis. Ne. Final round. Kaip negerai sekėsi dabar. Bravo, nesukaupiau ant boosterio. Jau vien. Bet žiūrėk, čia dar, tipo, daug laimėjau. Atsiųsk ten žaidimą ir jūs ant Deimos veido matote QR kodą, jį galite nuskanuoti arba pasinaudokite nuorodą description'e ir jeigu atsisiunte per QR kodą arba per nuorodą, gaunate nemokamai Welcome Pack, kuris jums padės šitam žaidime pačioj pradžioj labai šiaip nemažai. Gal kažkada net random iškris, kad žaisiu aš prieš jūs, pavyzdžiui. Oi, vaikeliukai. Dušė su rūbais, nesakė, kad vandenį. Gerai. Tikiuosi, kad bus šaltas. Tu ne. Skaitas? Ne. Skaitas? Ne. Skaitas? Taip? Ne. Skaitas? Tu kaip šuninai bus su tais rūbais. Skaitas. Dabar iššilo vanduo. Su rūbais dušė, Galite abu padaryti kokį konkursą. Darom konkursą Deimantės pajada. Tai organzos tašytės giveaway. Ką reikia padaryti? Gali laimėti tik tai prenumeratoriai, tai prenumeruokit šito kanalą. Komentaruose parašykit noriu pajadą maišelio ir savo Instagramo vardą. Laimėtoją paskelbsiu kitame video ir jums parašysiu per Instagram. Pajada.lt. Labai geras tašytės. Arbūzą išlaiko. Išlaiko tikrai. Prižadu. Parodyk savo setupą. Setuptūros biškai apsitvarkiau stalą. Turime. Nuo čia eisiu iki čia. Tai čia dabar jau naudoju kaip papuošimą. Vintage Yamaha NS10 kolonkės. Tada subscriberių counteris neprijungtas. Sorry. HS5 kolonkės. Tada didelis Samsung G9 monitorius. Žiauriai geras. Per visą stalą realiai. Realiai tas pats, kas turėjo 2 ekranus, per vieną sujungtą. Logitecho MX klaviatūra. Mechaninė. Bet tokia low profile. MX Master pelė, Samsungo ausinės naujos, Samsungo ausinės senos. Šito žiauriai kietos, patinka žiauriai spalva, kad tokia metal, bet dar normaliai neišbandžiau. Tada Antelope audio interface'as, kad veiktų kolonkės. Tada apačioje dar turiu Yamaha Suba. Ir visą setupą powerina MacBookas 16 inčų M1 MacBook Pro. Ar veipini? Neveipinu. Dream Car, Porsche 911. Parodyk savo PC. Ir ar jų Deimantė turi savo. Taip, setupą jau rodžiau, o Deimantės PC, va. Man jau naujo reikia. Kiek laiko jūsų Deimantė pajadaitė? Su pajadaitė tai ne kiek laiko. Bet su pajadaitė, tai šiandien jau skaityk, kad 6 valandas kažkur. Deimantė nenervina, kai Andriaus stalas atrodo kartais kaip iš šiukšlinės ištrauktas. Not at beta stalas. Kas jums yra? Pažiūrėk, realiai čia yra dabar kūrybinis procesas ir aš viską naudoju. Čia Deimos kompas, šito nenaudoju, bet čia jinai... Oh shit, mašinėlė žaislinė čia... Tu tikrai sudaužiai, sulaužiai sėdynės viduje, visą kitą naudoju. Gerai, gal šitų 2 nenaudoju laikrodžių. Jo, ir nuo saulės akinių gal nereikia. Ai, ir petardų turbūt nereikia. O, fuck, petardai įmečiau vandenį. Gerai, susitvarkysiu. Tai tavęs neerzina? O tavęs neerzina, kai spintą palieku atidarytą visada? Erzina. Tai man irgi. Tau užsidaryti nėra ką veik, tiesiog uždarai. Sakė, eit man. Išeik į lauką ir padaryk saulutę. Tikiuosi, kaimynai nežiūri. Geriausia saulutė, kokią esu padaręs.
Kada ir kiek buvai pirmą kartą užsidirbęs iš social media? Šiaip iš YouTube, kai uždirbi 7 eurų, tik tada pervedai. Mažiau jie negali pervesti. Tai aš turėjau tokį partnershipą, kur galėjai persivesti, kad ir 50 centų. Tai pirmą kartą iš YouTube persivedžiau $1. Nusipirkau tokią apyrankę guminę, kuri atrodo kaip objektyvo dalis. Ir vis laik su ją vaikščiodavau. Čia buvo mano pirmas pirkinys, kurį užsidirbau iš YouTube. Kokie tau langai patinka labiausiai? Tai labiausiai tokie skaidrus, žinot. Skaidrus langai, man atrodo, geriausia man. Labiausiai priimtina. Ir tada su šitą rankeną, kur ją pačiu užsidaro, šitaip taip atsidaro pilnai, o taip atsidaro į viršų pravedinimui. Tai mano mėgstamiausi langai, hebra. Kokie jūsų langai mėgstamiausi, parašykit komentaruose. Prancūzišką bučinį sudėjimą. Vėl tas pats per tą patį. Gerai. Kodėl išsiskyrei su Pajadaite? Ilga istorija, hebra. Kitam video papasakosiu. Kokia tavo mėgstamiausia sporto šaka? Tenisas. Parodyk savo albumą. Tai va, toksai rudas. Iškrito pusę fotkių. Va, čia aš pasiruošęs varyti su akrobatiniu lėktuvu. Čia aš Portugalijoje. Čia aš su mama. Čia aš su Porsche. Čia aš Porsche. Čia aš su Deima. Čia aš prie SpaceX raketos. Čia aš San Franciske. Tai va. Ir čia dar pilna visokių fotkių. Kada naujas automobilis? Greitai. Dabar parodysiu vieno frame sneak peeką ir viskas. Pasibučiuokit on camera. Ne ant kameros viršaus. Taip, sakė on camera, bet ne ant viršaus. Tai tada gal kažkaip ant apačios galima šitaip, jeigu apsukam. Ne. Ir tada čia padėsim šitaip. Paskambink random numerį ir užsakyk pizzą. Gerai, belė kokį numerį suvedžiau, bandom. Kaip baisu. Skambina. Sveiki, norėčiau vienos didelės pepperoni ir... Ne, ten skambinot. O, ne čia? Ne. Ai, atsiprašau. I'm Dr. Evil. Hebra, atidarinėjom prankų kanalą. Šiandien jau pabeldėm kaimynam į duris ir bandėm užsakyti fake pizzą. Ai, atsiprašau. Wow. Sudėk kubą per 5 minutės. Uždėsiu timerį, kad galėčiau pagreitinti videką. Kur čia man jį pasidėti? 3, 2, 1, važiuojam. Ką daryti? Bum! Kiek? 5 sekundės. Plius minus. Biškį dar pavėlau sustabdyti. Per 5 minutės sakė, nu šiek tiek mažiau užtrukau. Šiaip biškį rasti seniai dėliau. Top 3 mėgstamiausi daiktai namuose. Let's go. 75 colių televizorius. Visai nieko, bet nemėgstamiausias. Collector's Edition bazas šviesmetis. Visai nieko, bet nemėgstamiausias. Lova. Tikrai eina į top 3. Šitas widescreen monitorius. Eina į top 3. Ir kas čia dar? Tu nedaiktas. Ir indaplovė. Ir Deimantė Pajadaitė. Aš tau daiktas? Šitas Marshall raktų laikiklis, kur žiūrėkit, šitie atrodo kaip džekai. Bum, įdedi ir čia laikos raktai. Kuris tavo mėgstamiausias pildikas ir durniausias? Šitas abiem tinka šitiem aprašymui. Ar planuoju išleisti naujų dainų ateityje? Taip, dar vis planuoju ir nuo praeito videko dar vis planuoju. Turiu netgi susidėjęs visą albumą folderį. Surinkęs ir 7 rutnulius drakono. Man atrodo, neprašyčiau aš nei vieno noro. Kas į putus lūpas kelia naują nuotrauką. Ne vienas panorėtų prisijimti ją kaip nuotaką. Pamatęs tai kaip pareitėjo į kraujo taką. Draugas čia prieėjęs šauna ir pick-up line. Gerai. Padėkit man kažkas išleistas dainas, nes jau atsibodo. Parodyk savo visus akinius. Akinių kolekcija. Let's go. Mano mėgstamiausi akiniai. Tokie juodi. Čia Deimos. Čia irgi Deimos. Tu žiauriai seniai turiu, custom dariau videką apie šitą hydro dipinimą. Čia Deimos. Metaliniai. Remygos. Mėgstamiausi anksčiau buvo, visai pamiršau apie šitus geri akiniai. O čia Deimos. O čia šiti, kur jau beveik visas pasaulis turi. O čia tokie sportiniai. O čia Deimos. Tokie prakasti. Ir su šitais įbarbės filmo premjerą jau. Nu čia tiek, kiek radau dabar. Kur jūsų siurblys robotas? Va čia.
Kokia buvo tavo pirma mašina ir paskutinė ir nebūk prakeiktas, pabučiuok deimantę įjungti. Aš nesu jos bučiavęs, kai jinai išjungta. Neteko dar. Pirma mašina BMW X3 23 metų, man atrodo, toks mėlynos spalvos. Paskutinė, nežinau, hebra, kokia bus paskutinė. Skraidanti, gal. Suvalgyk bananą su kečupu. Fui. Bananas, kečupas. Aš mėgstu ir bananą, ir kečupą, bet tai nereiškia, kad kartu mėgstu. Keistas skonis, wow. Toks kečupas kaip uogienė patapo. Bet nereiškia, kad good. Ačiū, viso gero. Paskambink deimantį ir pasakyk, kad papuolė į avariją. Alio, Lapas, papuoliau į avariją. matau. Neišėjo hebra prenkas, nes jinai čia sėdi. Kol kas 2 iš 3 tik paėjo prenkai. Ar nepasilgsti mokyklos laikų? Šiaip kartais pagalvoju, kad visai norėčiau savaitėj sugrįžti ir tenai pažvengti su visais savo buvusiais draugais. Norėčiau. Gal ir net mėnesį. O gal net ir pusę metų. Tik namų darbų nenoriu anksti keltis, o viskas kitas. Great. Pabučiuok Deimą in camera. Nu, hebra, kaip aš jums in camera įlysiu? Kamera, nu, va tokio dydžio yra tik. On camera. Kita pusė on camera. In camera. Kas čia jums yra? Kada Palangoje paragausit hotdogų su silke, ten kur rodėt per vaflių testo video. Jo, oik tu. Tai čia ateisim kitą video. Šiaip ketai, palauk, aš nusifotkinsiu. Ketai. Dešrai su silke yra, tikrai reiks testinti. Šiaip aš jau ir norėjau šiais metais padaryti ir paragauti hotdogą su silke Basnavičiaus gatvėje, bet atvarėm ir tos vietos tiesiog nebėra. Jeigu žinot, kur dar yra vieta, kur parduoda dešrainį su silke, tai parašykit, tikrai nuvarysiu. Kodėl nusprendėjai filmuoti vlogus, o ne kažką studijuoti? Tai aš studijavau multimediją VVGT Vilnius Tech universitete, pabaigiau ir toliau darau vlogus. Okay, we have some mathematics over here. 3 plus 3 minus apie deimantę. Kaip čia dabar tą atimt? 3 plus 3 minus apie... Kiek čia yra? Kiek yra apie deimantę? Čia, man atrodo, reikia pasakyti 3 pliusus apie mane. Ne, čia matkė kažkoje. Kaip nusprendėjai tapti pildiku? Su pildiku tapimu buvo taip. Važiavau kažkada vakare mašiną namo ir man paskambino ir sako, čia slaptas projektas, ar tau būtų įdomu? Sakau, kas čia per projektas, nu, tokia ir tokia kompanija, ar norės prisijungti? Sakau, nu, gal ir įdomu. Ir tada mes sutikom ir tai apsiūlė ir tada aš sutikau. Galvoju, nu, pabandysiu, tai dar vis pabandinėjau. Kokį talentą norėtum turėti, kurio dabar neturi ir kaip manai, kaip jis pakeistų tavo gyvenimą? Norėčiau žiauriai gerai menedžinti laiką, jaučiu įmanoma išmokti, bet nelabai gerai moku. Tai jeigu mokėčiau, tai tada tiesiog būčiau daug produktyvesnis. Paskambink Linai ir pasakyk jai nedaugiau kaip 2 bet kokius žodžius. Alio, Nedaugiau kaip 2 bet kokius žodžius. ką? Alio. Alio, Nedaugiau kaip 2 bet kokius žodžius. nedaugiau kaip 2 bet kokiu žodžiu? Bet kokius žodžius. Ką čia reiškia? Nežinau, čia man pasakė tau paskambinti ir pasakyti. Ai, kas čia tau taip sakė? Nu čia Liepas ir Saitė. Gerai. Parodyk visus savo batus ir ar jų turi dar daugiau. Parodysiu dabar tik naujus batus, nerodysiu, nes praeitam video jau rodžiau visą kolekcioną, tai dabar parodysiu tik naujus, kuriuos nusipirkau. Nike Dunksai, žali, teniso batai, nuo grunto nuraudonavę. Balenciaga 3XL, Martinsai, Rollerblade Stormtrooper, redučiai. ID Foam Superstarai, tokie guminiai. Power Slide Next, redučiai. Easy 3PM. New Balance 550. Ką žinau, ir viskas gal? Dar tokie Jordai yra čia, nepamenu, ar turėjau. Man atrodo, turėjau. Ne klausimas, bet ką turim padaryti, kad sulaukti 3 dalies šito video? Labai paprasta, pasubscribint. Apačioj. Red button. Pasubscribint. Kas buvo didžiausias proveržis tavo karjeroje? Šiaip kiek atsimenu, tai viskas plius minus palaipsniui taip kilo, bet pačioj pradžioj aš buvau kelias gal 30 video į YouTube ir turėjau ten 200 subscriberių ir tada sugalvojau, kad galėčiau įkišti savo sesę, nes jinai buvo gan populiari ir tada aš pradėjau clickbaitinti ir kelt
aš gyvenu su Lina, aš varau į kelionę su Lina ir tada visi galvoja, what, kodėl jisai su Lina, o jinai mano sesė tiesiog ir mes tada ir taip prisitraukiau jos auditorijos. Nu ir tada viskas iškilo. Papasakok savo visus telefonus, kokius esi turėjęs. Pačioj pradžioj turėjau keletą Nokijų, bet nepamenu pavadinimo. Tada turėjau tokią Nokiją, tada turėjau tokią Nokiją, Express Music su mėlynais kraštais. Žiauriai reikėtų, nes gali paspaust play ir iškart playina muziką. Tada turėjau iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, Nexus 6P, iPhone 10, iPhone 12 Pro Max ir dabar turiu Samsung Galaxy S24 Ultra. Žiauriai reikėtus telefonas, žiauriai patinka. English or Spanish? Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you?